Dabar dar labai ankstyvas rytas, o mes jau išvarome į oro uostą. Keliaujame į Mauricijaus salą pagaliau. Kas nežinot, Afrika kur yra, ten pačioj. Beveik pačioj. Ir dar į vandenyną gerokai nutoli. Pagaliau jau atvykom į Hitrou čia, ne? Į Hitrou oro uostą. Ir laukiam savo jau paskutinio skrydžio į Mauricijaus salą. Mes turim dar valandą laiko, tai dabar atėjom pavalgysim ir eisim į lėktuvą. Skrydis truks į Mauricijų net 15 valandų, tai keliausim visą naktį, kur dabar jau susitiksim Mauricijaus saloj. Labai šilta, geras oras. Dar yra kiek valandų dabar? 8 ryte. Tik 8 ryte, o iš tikrųjų jau labai šilta. Aš stoviu su žieminiais batais. Neužilgo eisiu persirinkti. Tai va, atvykome į kambarį, pagaliau mums davė kambarį. Kambarys nerealiai fainas. Va, čia toks tai pasėdėjimui. Miegamasis. Kambarys yra su tokia terasa labai faina. Čia galėsim savo vakare pasidėti, 2 savaitės čia galėsim savo relaksuoti. Tai va, čia yra mano pirmoji atostogų diena, dar nespėjom įsikurti, po biškį išsikraunam lagaminus. Paskui eisim pasideginti, pagulėti, nors iš tikrųjų esam dar pavargę. Tai šiandien jokios per daug programos niekur neveiksime, pavalgysim ir eisim miegoti vakare. O jau ryt, žiūrėkit, kitą seriją nuveiksim kažką geresnio. Avia.lt. Avia bilietai ir viešbučiai internetu. Patogu ir patikima.